Naktį iš gruodžio 4 į 5 dieną 1:14 prasidės pilnaties fazė. Ši pilnatis vadinama šerkšno arba šalčio pilnatimi. Taigi 1:14. Tai yra viena intelektualiausių, komunikabiliausių pilnačių, nes mėnulis dvynių ženkle, taigi pilnatis vadinama ir dvynių pilnatimi, taigi liečia dvynių ir šaulio ašį. Tai yra tokia pilnatis, kai komunikacija, bendravimas, judėjimas, žinios yra pirmoje vietoje. Tai ką aš jums noriu pasiūlyti, apsiskaičiuoti asmeninę gruodžio mėnesio energiją. Įdomu? Taigi būtinai įrašui širdelę, pasek mane, jei stebi pirmą kartą. Ir paprasta formulė. Tau reikalinga gimimo diena, gimimo mėnuo ir stebuklingas skaičius. Taigi, pasiimk lapelį ir rašyk. Gimimo dienos skaičius plus tavo gimimo mėnesio skaičius plus skaičius 3. Ir kokia gavosi suma. Jei tai yra dviženklė suma, pavyzdžiui, 8, tuomet atlik dar veiksmus, kad gautųsi vienženklis skaičius. Tai 1 plus 8 lygu 9. Vadinasi, tavo asmeninė mėnesio energija yra 9. Ir 9 energijos reikšmė tai yra vis dėlto užbaigimas. Ir šiuo atveju, jeigu būtent tau sutampa, kad asmeninis mėnesio skaičius yra 9 ir atmink, kad ir apskritai 2025 metus palydime. Taigi 25 metų energija yra taip pat 9 ir tavo asmeninė 9. Tai be abejonės gruodis tau yra apie paleidimą, užbaigimą svarbaus gyvenimo periodo, apie išsilaisvinimą nuo emocinės įtampos. Beje, per šią pilnatį mes esame visi negatyvia prasme ir išsiblaškę, ir nerimastingi, bet gerąją prasme tai labai smalsus, labai linksmi ir judrus tokie. Norime daug sužinoti, norime bendrauti, norime susipažinti, taip, kažkur keliauti. Bet tau labai svarbu būtent šį mėnesį, jeigu 9 asmeninė mėnesio